Sveiki. Atskubėjau pas jūs su nuostabiai gera žinia. Tiksliau, su 2 geromis žiniomis. Kokios tai žinios? Ir mėginsiu labai trumpai perteikti jas. Aš suprantu, kad jūs jau tikriausiai matote banerį. Čia eina užrašas, kad svarbiausi produkto akcentai, kad jie yra be fosfatų, chloro ir parabenų, kad jie yra natūralūs ir kad jie yra ekologiški. Taip, jūs labai gerai mane supratote ir išgirdote. Aš noriu jums pristatyti 2 naujienas. Tos mano 2 geros žinios yra tai, tiksliau, ne viena žinia, o 2 yra tai, kad mes jau turime šias puikias naujienas, kad mes jau turėjome galimybę jas išmėginti. Ir antra gera žinia yra, kad nuo 17 iki 30 dienos, perkant jas abi, yra taikoma nuolaida. Bet apie tai trupučiuką vėliau. Taigi, man pačiai asmeniškai jau teko išmėginti kapsulės skalbti skalbinius, tai galiu tik pasakyti, kad aš buvau šokiruota. Lengvai tariant, aš buvau šokiruota. Todėl, kad aš tikėjausi, kad jos yra geros, bet kad jos yra tokios geros, aš tikrai nesitikėjau. Aš esu tas žmogus, kuriam reikia trupučiuką kvapo. Man patinka, kai rūbai nors truputėlį turi šiokį tokį lengvą kvapelį. Ir kad jie būtų minkšti. Aš visada pilu minkštiklį. Ko mano šeimoje, aplinkos rate, tikrai žmonės nenaudoja. Aš puikiai suprantu, kad tai tikrai nėra gerai, bet man to reikia. Bet vis tiek niekada aš neišgaudavau to minkštumo. Įsivaizduojat, išskalbus šitą kapsulytę, su ta mažytė trapia kapsulytė, jūs pamatytumėt, kokio jų trapumo. Aš paskui pasidalinsiu filmuku po šitą tiesioginę transliaciją, kai aš ją paėmiau pirmą kartą. Sakau, aš ją liesti bijau. Rekomendacijose parašyta, kad negalima liesti šlapiamis rankomis. Ji yra rankose, ji tirpsta rankose. Todėl, kad produktai, dar kartą pasikartosiu, ekologiški, natūralūs, be fosfatų, chloro ir parabenų. Taip, jie ekologiški, jie neteršia gamtą, jie draugiški mums ir gamtai. Ir man tai yra labai, labai svarbu. Aš matau, jau yra vienas komentaras, tai tik tai pasidalinsiu galbūt komentaru. Sveika, Inesa, labai smagu su tavim kalbėti. Ir taip, ir gyvai, ir žinutėmis. Labai smagu matyti tavo pristatymą produktų. Taigi, aš bėgu dalintis skaidrėmis, kad labai trumpai papasakočiau, kas įeina į tą sudėtį, kaip jos padaro. Tiesa, nepabaigiau sakyti, kad aš, kai išskalbiau su ta kapsulė skalbinius, aš jau imdama iš skalbinių būgno jaučiau, kad jie yra kitokie. Aišku, rankšluosčius išpurčiau. Tai kvapas yra nenusakomas. Kvapas yra toks gaivus. Jis toks lengvas, gaivos, švaros ir gero pojūčio nusakyti neįmanoma. Nei tai žolės kvapas, nei tai kažkoks gėris, žinokit. Ir tuos skalbinius, jie džiuvo lauke, jie, ta prasme, tikrai išgaravo kvapas, aš juos parsinešiau ir kada aš juos užuošiau, aš juos turėjau įkvėpti. Ir kai aš įkvėpiau, jie tikrai nebus šleifo kaip išskalbus atitinkamų kompanijų milteliais. Kai jūs eisite ir jausis, kad eina tas skalbiklio maišas, tarsi. To tikrai nebus. Bet, sakau, kvapas toks lengvas, jį reikia įkvėpti. Jį reikia pajausti. Tai yra gaiva, žolė ir minkštumas. Žinokit, nevardinsiu firmų, joks skalbinių minkštiklis nedavė man tokio rezultato. Taigi, einame prie sudėčių. Kas įeina į šitų stebuklingų gaminių sudėtį? Dalinuosi skaidrėmis. Galbūt pakeisiu ir banerį kitą. Ir dabar dalinuosi skaidrėmis. Galbūt kažkas jau yra mėginę, galbūt nori pakomentuoti. Aš mielai
sulaukčiau jūsų komentarų, bet dabar, kadangi aš pasidalinau skaidrėmis, aš nematysiu komentarų, aš galėsiu juos pažiūrėti tik tai, kaip panaikinsiu dalinimas, ar ne? Taigi, žiūrėkit, dar kartelį akcentuoju, produktai, apie kuriuos aš kalbėsiu dabar, yra be fosfatų, chloro ir parabenų. Tai yra natūralūs ir ekologiški produktai. Ir labai gražiai parašyta, kad lengva būti princese su TNT korporacija. Aš čia pridėčiau mūsų šluostas, kadangi darbai palengvėjo 100 kartų, tai tikrai lengva būti princese su TNT korporacija. Jeigu jūs pavargote nuo buities darbų, nuo buities rūpesčių, jūs įsigykite, prisijunkite prie mūsų, įsigykite TNT kompanijos korporacijos kuriamus produktus ir jūs pamatysite, kaip iš pelenės pavirsit į princesę. Taigi, lengva būti princese su TNT korporacija, o galite tapti tikrų burtininkų padarydami mūsų planetą geresnę. Kaip suprasti? Ogi tai, kad dalis pajamų gautų pardavus indaplovių tabletes su aktyviuoju deguonimi, skalbiklius ir visas kitas prieš tai kurtas priemonės TNT kompanijos, dalis pinigų keliauja miškų sodinimui visame pasaulyje. Mes įsigydami šitos produktus ne tik naudojame ekologiškus produktus, ne tik nekenkiame gamtai, ne tik nekenkiame savo, tausojame gamtą, tausojame planetą. Mums rūpi mūsų vaikų ateitis, mums rūpi tvarumas. Taip? Taigi, mes ne tik tai naudojam šitos nuostabius produktus, bet mes kiekvienas turime galimybę finansiškai prisidėti prie miškų sodinimo visame pasaulyje. Prie miškų sodiname, tegul būna Lietuvoje, mes kompanijos sąskaitą jau turim pasodinę 2 miškus. Taigi ir toliau naudokime TNT kompanijos produktus skirtus buičiai, kurie yra draugiški, pasikartosiu, aplinkai ir žmogui. Ir sodinkime medžius, neraukime, nepjaukime, mes būkime tie, kurie sodina. Taigi, prisimkime atsakomybę už savo ateitį su TNT. Štai tokios mažytės indaplovės kapsulytės, apie jas aš galėsiu tik tai komentarus draugų paskaityti, nes pati neturiu. O apie skalbiklį jau pasakiau savo atsiliepimus, ar ne? Na ir skalbiklis, kuris yra pritaikytas visiems atvejams, ir baltiems, ir spalvotiems, ir sportiniai aprangai, ir vaikų rūbams. Žodžiu, jis tinka viskam. Ir man juokingai, kai būna skalbiklis spalvotiems, skalbiklis baltiems ir panašiai. Ta prasme, skalbiklis turi skalbti, turi nenaikinti spalvų, viskas tuo pasakyta. Taigi, einam toliau. Štai, kuo ypatinga ta skalbimo priemonė? Ogi tuo, kad, sakau, matot, tas maišelio trapumas, jis matosi net nuotraukoje. Ir kodėl aš gaunu šitokį efektą? O todėl, kad šitoje kapsulytėje, toje mažytėje kapsulytėje yra 3 priemonės. Tai yra skalbimo gelis, kuris puikiai išplauna visokias dėmes, kondicionierius, kuris suminkština, palengvina lyginimą. Patikėkite, tokio minkštumo tikrai neturėjau skalbinių. Aš suprantu, kad, pavyzdžiui, rankšluosčių minkštumas priklauso dar nuo jų kokybės, bet tuos pačius rankšluosčius skalbiau su vienu skalbikliu ir minkštikliu ir tuos pačius rankšluosčius skalbiau su šituo. Rezultatas yra visai kitoks. Na ir į šitą kapsulę dar įeina dėmių išėmėjas, kuris turi fermentų, skaidančių baltymus ir riebalinius nešvarumus. Einam tolyn. Na ir labai trumpai, kapsulės higieniniam drabužių skalbimui efektyvas, nes net esant žemai temperatūrai. Ką tai reiškia? Čia jūs galite patys paskaityti, kas įeina į sudėtį. Taigi, o tai reiškia, kad skalbiniai puikiai išskalbiami ir 30 ir 40 laipsnių temperatūroje. Vadinasi, mes taupame energiją, mes taupame elektrą. Pirkdami šitos skalbiklius, mes taupame elektrą. Toliau, susidoroja su baltymų dėmėmis, pašalina nemalonius kvapus, jeigu tai sportiniai rūbai, ir nesakau, kvapas, tiesiog nenusakomas. Audinio minkštumas garantuotas 100% ir lengvesnis lyginimas. Taigi, tinka visų tipų audiniams, kaip jau minėjau, medvilniniams, lininiams, sintetiniams ir mišriems, subalansuota sudėtis. Na ir dar tik tai noriu pasakyti, kad pakuotė įeina 52 kapsulės,
Štai, ir čia jau yra keletas komentarų. Jūs galite skaityti, o aš tik pasakysiu, kad į pakuotę įeina 52 kapsulės ir šita pakuotė kainuoja 27,80 € klientui. Norite pigiau? Tapkite Tiende kompanijos partneriu. Raskite žmogų, kuris užsiima su Tiende ir pasiprašykite būti jo partneriu. Ir įsigysite pigiau, ir ženkliai pigiau. Bet dabar ne apie tai. Dabar tik noriu pasakyti, kad ką reiškia 52 kapsulės. Jeigu jūs skalbiate į savaitę 2 kartus, na, pavyzdžiui, 2 kartus, ar ne, tai aš paskaičiavau, kad šitos dėžutės mums užtenka 6 mėnesiams ir dar su trupučiuku. Vadinasi, šitos dėžutės mums užtenka pusiai metų. Gerai, skalbkite 3 kartus. Vadinasi, jums užteks 5 mėnesiams. Jūs įsivaizduojat, jūs sumokate 27 €, jums nereikia jokio minkštiklio, jokio baliklio, jokio dėmių išėmėjo. Jūs turite universalią priemonę beveik pusiai metų, kuri yra ekologiška, kuri nekenkia gamtai, kuri yra tvari. Man tai labai svarbu. Taigi, tikriausiai perskaitėt komentarus, aišku, jų kas kartą bus daugiau ir daugiau, todėl kad žmonės dabar perka, nes, kaip jau minėjau, yra antra gera žinia, ar ne? Na ir dabar indaplovės kapsulės. Šitų aš neišmėginau. Aš iš savo patirties tikrai negaliu pasakyti, bet išmėgino merginos ir jos buvo irgi šoke, jos buvo labai patenkintos. Viena mano draugė sakė, kad jai išplovė netgi tokį indą, kurio neišplaudo jokia kita indaplovės kapsulė pirkta prekybos centre. Ta prasme, išskalbdavo kaip ir viską, bet šitą indą jį vis tiek turėdavo dar rankomis perplauti. Išėmus indus, panaudojo šitą indaplovių kapsulę, nebereikėjo nieko. Matysit komentarą. Yra komentaras su nuotraukomis. Tai yra įrodymas, kad aš kalbu tiesą. Taigi, indaplovių tabletė su aktyviuoju deguonimi. Kas nežinote apie aktyvųjį deguonį, tai internete tikrai labai daug yra visko parašyta. Kuo yra ypatingas aktyvusis deguonis? Koks jis yra stebuklingas, tas aktyvusis deguonis, tai mėlynasis tarsi kraujas. Jo netgi deda į kosmetiką. Jis yra toks aktyvus, kaip nežinau kas. Bet mes neturime laiko į tai gilintis. Taigi, be chloro, fosfatų, parabenų. Kaip jau minėjau, veiksmingos su antibakteriniu poveikiu. Taigi, į sudėtį įeina aktyvusis deguonis, kuris ir naikina teršalus ir dezinfekuoja. Įeina fermentai, tie aktyvieji fermentai, kurie skaido baltyminius teršalus. Fermentų yra ir mūsų skalbimo kapsulėse. Na ir PAED, švaros aktyvatorius, kartu su aktyviuoju deguonimi dezinfekuoja ir užtikrina valymą net esant žemai temperatūrai. Vadinasi, mes ir vėl taupome elektrą. Indaplovių tabletė su aktyviuoju deguonimi spindinčiam rezultatui. Ką jos padaro? Pašalina sunkiai įveikiamus nešvarumus. Turiu komentarą su nuotraukomis, kad tai tikrai 100% tiesa. Veiksmingos net ir esant trumpiems žemos temperatūros skalbimo ciklams. Padeda taupyti elektros energiją. Privalumas. Sudėtyje yra dezinfekavimo priemonių, higieniškesnis rezultatas. Įtrauktas švelnus ploviklis ir skalavimo priemonė. Puikus indų ir stalo įrankių blizgesys be kvapo. Pakuotėje 35 kapsulės. Paskaičiuokit, kiek kartų per savaitę plaunate indaplovę indus. Jeigu 2 kartus per savaitę plaunate, tai aš paskaičiau, kad jums turėtų šitos dėžutės užtekti 4 mėnesiams. Jeigu 3 kartus plaunate per savaitę, tai šitos dėžutės turėtų užtekti 3 mėnesiams. Na ir atitinkamai galite patys paskaičiuoti, kiek jums užtenka. Štai va šitas indas matosi išplautas nepriekaištingai. Kiek jums reikės šitų kapsulių dėžučių ir kaip jos apsimoka. Taigi, dėžutės kaina 25,50 €, kliento tapus partneriu, ji yra ženkliai patrauklesnė. Ieškokite žmonių, kurie užsiima Tiende ir prašykitės pas juos į komandą ir įsigykite produktus pigiau.
O dabar antra gera žinia, apie kurią trupučiuką užsiminiau pradžioje. Taigi, kompanija suteikia galimybę išmėginti kuo didesniam ratui išmėginti šituos nuostabius ekologiškus, natūralius produktus, suteikdama 10% nuolaidą. Jeigu jūs pirksite abi pakuotės, jūs gausite 10% nuolaidą. Jūs galite sakyti, kad aš neturiu indaplovės, ar ne? Tai aš, pavyzdžiui, būdama tokia draugiška, aš vis tiek bet kokiu atveju pirkčiau 2. Aš tikrai rasčiau, kam padovanoti šį gėrį. Ir įsivaizduojat, jūs padovanojat šitas kapsulės, įsigijus ar įsigijęs truputėlį pigiau, bet kokią vertę jūs padovanojate mamai, draugiai, dar kažkam tai, bet kokią progą. Na, aš esu jautis, aš esu praktiška, mano dovanos visada yra praktiškos, naudingos ir reikalingos. Taigi, 2 nuostabus produktai, iki mėnesio galo galimybė įsigyti pigiau. O dabar nustoju bendrinti skaidres ir sugrįžtu atgal pas jūs. Taigi, jeigu dar buvo komentarų, aš galėsiu jais pasidalinti. Va, matau komentarų. Kad ilgai nebegaišti, kad žmonės negalvotų, kad ilgas filmukas ir net nepradėtų išsigas ir nepradės žiūrėti, nes čia labai svarbu. Tai aš jau atsisveikinu su visais, komentarus paskaitysiu vėliau, į visus atsakysiu ir dėkoju už dėmesį. Rinkimės tvarumą, mielieji, rinkimės tvarumą, nes mums turi rūpėti planetos išsaugojimas. Man tai yra labai svarbu. Aš tikiuosi, tau taip pat tai yra svarbu. Taigi, gražios likusios dienos.